Lechusas. Džeta. Ne. Jos vardas, koks jos vardas gali būti? Giedrė. Pamečiau. Agnė. Mindaugas. Glemburė. Atspėjai Giedrė. A, ne? Nu? Iš pirmo karto. Nu, nežinau, iš pirmo. Pirmo. Pirmo? Sakiau Giedrė, po to sakiau Agnė. Ok. Tai pabandom paskambinti. Ji yra medicinos seselė. O žinai, gal galim tiesiog padėkoti už tą rūpinimąsi. Tėtis bus. Padaryk. Tave įvesti. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš labai atsiprašau, kad taip vėlai skambina, čia Giedrė. Taip. Klausykit, Giedrė, čia Algirdas jums skambina, Mikaliūnas. Aš jums norėjau tiesiog, mano mantukas jums norėjo padėkoti, jeigu galima. Koks, nelabai žinau. Aš jums jį duosiu, jis viską jums pas paaiškins, tiesiog prašė, kad surinkčiau numerį. Gerai. Tai vaduodu, mantuk, imk, šnekėk. O ką sakyk? Šnekėk, sakyk. Labas. Taip, klausau. Giedrė. Taip. Žinai, tai ką sakyk? Sakyk, ačiū. Giedrė, aš tiesiog norėjau padėkoti už tą pagalbą. Kokią? Ten, kai buvau ligoninėje ir ta prasme, padėt. Sakyk. Tėti, palauk. Giedrė, aš tiesiog, esu labai susižavėjau ir dabar skambinu. O, maladėt. Palaukit, nelabai atsimenu, gal priminkit kas ir kaip, nes tikrai neatsimenu. Man su tėvu važiavom su tuogi motociklu ir nukritau nuo motociklo. Tėvui nieko nebuvo, man tą ranką nusiprausė. Aš tau nieko nebuvo, žiūrėk, parodysi. O, nieko nebuvo, tai va. Tau nereikėjo važiuoti į ligoninę. Mane atvežė ir aš buvau. Ir vat, Giedrė, jūs pamačiau. Kokiamis čia skyriui buvot? Tai, tėti, tai traumatologinį nuvežiau. Tai kad aš ne traumatologiniam dirbu. Aš nežinau. Tai bet Giedrėgi. O iš kur jūs mano telefoną gavote? Mes į ligoninę. Kaip? Tėti, iš kur tu gavai numerį? Iš ligoninės. Sakė, iš ligoninės. O iš kokio skyriaus? Aš nežinau, dabar. Bet aš jūsų nepažįstu. Ne, tai klientą, tai gal tą pacientą gal net pažįstu. Bet aš ne traumatologiniam dirbu. Aš nežinau, kur mane nuvežė, aš buvau be sąmonės ir aš atsikėliau ir pamačiau jūs. Negali būti tikrai. Ir aš nuo to laiko kažkaip, jaučiu tokie ir net košmarai, net ne košmarai, čia tokie gal daugiau sapnai tokie ateina, kad, matau, ten kai einam kur per smėlį ten kartu, ir tas tvarstis taip atrodo vis kiekvieną. Davai pirškis ir sąskaitas man nenaudok. Kažką painiojat, žinokit, aš tikrai nieko nepažįstu. Ne, Giedrė, aš nenoriu jūs išgąsdinti ir čia toks pirmas dabar. Davai man tu galvoji, aš nuo medžių pinigus skinu. Davai greitai kalbėk. Tėti, palauk. Man tai buvo sunku susikaupt paskambinti. Pats matei. Tai mažu tu skambinė, aš pats skambinau. Davai kalbėk greičiau, nes kainuoja pinigus minutės. Tu mane erzini, tėti. Aš to tai paerzinsiu, aš to kaip per galvą paerzinsiu, tai tu man žinosi. Tada jau tikrai traumatologinį vešim. Tėti. Žinokit, aš atsiprašau, tikrai ne traumatologiniam dirbu. Ne, Giedrė, tik nepadėk ragelio, prašau, nepadėk ragelio. Nelabai suprantu, ko jūs man skambinat. Aš norėjau pasakyti, kad nuo to laiko aš, negaliu jūs pamiršti. Bet aš jūsų nesumačiu, žinokit. Taigi mantukas. Kaip sakot? Vieski pasimatymą įdėk ragelį, aš tau. Nežinau jokio manto. Mantas. Aš nežinau jokio manto. Aš žinau, kad tu, Giedrė, ta prasme, iš Panevėžio. Kad važinėjai su tą Toyota, mesgi sekėm su tėti ne kartą. Čia dabar. Ir žinom viską, kur tu esi ir ką tu veiki. Ir dabar paskambinam. Sakyk, privažiuosime, viskas įkvieski pasimatymą.
Jūs nebejakaukit. Gal man vyrą pakviesti? Oi. Ką? O vyrą, kokį vyrą? Savo. O jūs turit vyrą? Taip. Tegu kviečia vyrą. Estrela Double Hero. Labas vakaras. Skambink dar kartą. Skambink dar kartą. Nebepakels mažutį. I don't think. Ne, tai dabar jau prigazinom, tai... Jo, labai prigasinam. Ta viską susakė. Sakau, visi tokie mes esame. Iš tokio o dabar Iš karto leisk. Dabar A, žiūrės. vyra. Kompavas, nenumečiu iš to susijaudinimo. Numetė. Nu, paleidžiu. Tai Sonata, ant tavo Facebook sienos ir to atsiras šis skambutis. Užrodyk, Užrodyk ir kad nepyktų. kad mūsų policija pato neieškotų vėl. Vėl. Sakys, vėl jūs. Vėl jūs. O buvau vienas iki komisariate. Nu? Sakė, jau. Kortom žaidėm. Gerai, mes tuoj grįšim. Parūkyt.